Paskutiniuoju pirmadieniu ne tik šį mėnesį, bet šiais metais, taigi užbaigėme dar vienus metus kartu ir noriu iš tikrųjų pradėti šitą epizodą su visų pirma padėka jums, kas manęs klausėte visus metus. Galbūt esate tylus klausytojai, kurie klausot ir galbūt nepasisakot, tai labai labai dėkoju jums. Galbūt esate mano garsus klausytojai, kurie parašot ir žinutę, paliekate atgalinį ryšį, dalyvaujate saviugdos grupėse. Tai noriu iš tikrųjų išreikšti dėkingumą kiekvienam iš jūsų, nes šitas podcastas jau vyksta 3 metai ir viskas prasidėjo nuo tokios minimalios idėjos ir žiūrėjau, kas gausis iš to ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad kas mane veda labiausiai į priekį, tai yra žmonių atgalinis ryšys, tai kiekviena žinutė, kurią gaunu, kažkokia tai balso žinutė ar tiesiog žmogaus atsiliepimas, parodo, kad šito podcasto žmonėms reikia ir tai, kas mane skatina judėti į priekį, tai jūsų atgalinis ryšys ir yra, dėl ko šitas podcastas gyvuoja, nes tai yra iš tikrųjų 50-50% kaip ir darbas, nes gali vesti podcastą, bet jeigu jo niekas neklausys, tai automatiškai nebus atgalinio ryšio. Tai jūs darote labai daug atsidėkodami, skleisdami atgalinį ryšį. Tai noriu visų pirma padėkoti jums ir iš tikrųjų šiandien noriu pakalbėti apie tai, kadangi, aišku, nauji metai jau yra čia ir galbūt kažkas klausysite jau 2025 metais, gal kažkas klausysite paskutinį pirmadienį 2024 metais, tai noriu iš tikrųjų pasidalinti tokiais keliais pamastymais apie naujuosius metus, ką galbūt aš apmąsčiau apie savo praeitus metus ir kokius tikslus ir apskritai, ką susidėliojau kitiems metams, galbūt tam tikros mano pamokos, ką išmokau per kitus metus ir panašiai. Tai visų pirma, jeigu galvojate, kad šitie metai buvo kažko neigiami, prisiminkite tokį dalyką, nėra nieko blogo. Kiekvieni metai mums duoda tam tikrų pamokų ir jeigu jūs kažko negyveninote šiais metais ar kažkas, galbūt pas jūs buvo sveikatos problemos, gal šeimoje buvo problemos, galbūt turėjote tam tikrų iššūkių, su kuriais turėjote susidurti ir tie tikslai pasiliko kitoj, iš vis pamiršo tos tikslus, kuriuos buvote užsidėję, tai visų pirma prisiminkit, kad kiekvienas iššūkis, kiekviena situacija mus mokina kažko ar mus augina kažkam, kaip ir kalbėjau praeitą epizodą, kad visos tos neigiamos situacijos ar ne, apskritai nėra tokio dalyko kaip neigiama. Tiesiog viskas yra taip, kaip yra. Čia mes patys identifikuojam tas situacijas kaip neigiamas, bet iš tikrųjų žmonės situacijos mus mokina kažko, ką mes galim išmokti ir taip mes galim ir tapti tą geresnę versiją savęs, ar ne? Tai iš tikrųjų, jeigu jums šitie metai buvo sudėtingi kažkuom, tai žinokit, kad šitie metai jūs padarė stipresniais ir tai yra iš tikrųjų dovana. Ir visai nesenai klausiau vieno podcasto, kadangi dabar vienas iš mano naujųjų metų tikslų ir aš esu dalinusis ne kartą podcaste, kaip dažnai noriu sugrįžti į sveiką gyvenseną. Ne tai, kad į sveiką gyvenseną, bet į tą tokį pastovų aktyvumą ir tikrai neslėpsiu savo kūną. Palikau kažkuriam kitam plane dėl veiklos, dėl darbų ir panašiai, nes čia galiu tiesiog pripažinti viešai, kad tai buvo grinai vien dėl to, kad man gaila laiko, nes aš per tą laiką geriau padirbsiu, per tą laiką kažką padarysiu ir žiūrėk, laiko sporto aktyvumui nebelieka, nes tu nuolatos dirbi, ta prasme. Tai šiais metais jau dabar pradėjau daryti tam tikrus dalykus, kad atsikeliu ryte ir pradedu iš karto su 30 minučių kardio treniruotę, tai tiesiog šoku ant dviratuko, šoku ant takelio, darau sprintus, intervalus, žodžiu ir panašiai ir 30 minučių grinai darau kardio. Ir galiu pasakyti, be abejo, tai nėra lengva, darau ir per kalėdas ir buvo tikrai gan sunku, bet galiu pasakyti, kad wow, tas jausmas po ir tai, kad visų pirma ne tai, kad tu jauties gerai po sporto, bet tas jausmas, kad tu ištesi savo pažadą yra tikriausiai geresnis negu tas jausmas po aktyvumo ar ne po sporto. Tai kai aš žinau, kad ką aš prisižadėjau, tą ir darau. Nes kai man kilo šita idėja, aš galvojau, ryte tikriausiai neturėsiu jėgų, būsiu pavargusi ir neįsiu, nesportuosiu, bet aš tiesiog pasakiau savo, kad aš tai pradėsiu daryti ir viskas. Ir tai dabar darau. Ir tai atsikeliu, iš karto apsimaunu drabužius ir išeinu, tada pareinu, įsimaudau ir tada pradedu savo dieną. Ir galiu pasakyti, kad šitoks pakeitimas mano dienos labai daug ką daro jau dabar. Ir aišku, dar to fizinio rezultato nematau, bet jis irgi ateis per laiką. Tai mąstyti tiesiog, į ką aš noriu susitelkti ateinančiais metais. Tai kaip ir klausiau šito vieno podcasto, labai iš tikrųjų sportuojant daug ir podcastų paklausau ir tiesiog daug darau tokį, kaip sakant, ir kūno treniravimą ir tuo pačiu metu savo mąstymo treniravimą ir panašiai. Ir man labai iš tikrųjų patiko šitas visas paaiškinimas dėkingumo, ar ne? Tai yra žmonių, kurie rašo dėkingumo žurnalus, yra žmonių, kurie išsako, yra už ką dėkingi ir panašiai, bet yra iš tikrųjų 5 lygmenys dėkingumo. Tai pirmas lygmuo yra, kai tu maždaug
jo, turiu tai, ką turiu, esu dėkingas ir taip toliau, ar ne, tu esi dėkingas, bet tu kažkaip nejauti to dėkingumo taip stipriai. Antras lygmuo yra, kai tu iš tikrųjų apsižvalgai, kur tu esi dėkingas už žmonės, kuriuos tu turi, už sveikatą, kurią tu turi, už daiktus, kuriuos tu turi, ar ne, tu pajauti tą tokį vadinamą dėkingumą. Trečias dėkingumo lygis yra, kai tu iš tikrųjų dėkoji už dalykus, kurių tu dar neturi, ar ne? Tai pavyzdžiui, galbūt jūs dėkojate už tą namą, kurio jūs norite, jūs dėkojate už tą kelionę, kurios jūs norite, jūs dėkojate už tą verslą, kurio jūs norite. Jūs jau dėkojate už dalykus, kurių jūs dar neturite. Ir ketvirtas lygmuo, čia jau prasideda, dažniausiai žmonės iš tikrųjų nueina iki ko antro dėkingumo lygmens, galbūt pasiekia trečią lygmenį, kai kurie žmonės, kurie šiek tiek daugiau dirba su saviugda, bet ties ketvirtų ir penktų lygmenių retas žmogus užkopia. Ketvirtas dėkingumo lygmuo yra tada, kai tu sugebi išvelgti dėkingumą situacijose, kurios yra neigiamos. Tai reiškia, kad tu esi dėkingas ir už pamokas, ir už iššūkius, ir jei kažkas tau pasakė ne, ir jei kažkas tau pasakė kažkokį neigiamą dalyką, jeigu kažkoks žmogus tau pakišo koją, žodžiu, kažkas įvyko ar ne, kažkokios, galima sakyti, neigiamos situacijos, bet tu sugebi išvelgti tame dėkingume. Arba pavyzdžiui, tu išmokai kažkokią tai pamoką versle, tu išmokai, praradai galbūt dalį pinigų, bet tu išmokai kažką iš to. Tai kaip sakant, kai tu sugebi išvelgti neigiamas situacijas pozityvą. Ir čia yra, galiu pasakyti, va tame podcaste ir kalbėjo žmogus, kuris yra mūsų kompanijoje pasiekęs aukščiausią poziciją, kur yra 0,0,1 realiai procentas toje kategorijoje. Ir žmogus kalbėjo apie tai, kad dauguma žmonių dėl to, ar pavyzdžiui, nustoja imtis veiksmų savo versle ar tiksluose, dėl to, kad jie tiesiog nesugeba suprasti to dalyko, kad dėkingumas, kad mes, jeigu mes norim augti kaip asmenybės, jeigu mes norim augti kaip lyderiai ir panašiai, mes turėsim pereiti tam tikrus gyvenime iššūkius, tam tikras pamokas ir tos patirtis nebus rožytėmis klotos, nebus vien tik tai unikornai danguje skraidantis, bus iš tikrųjų gan neigiamos situacijos. Ypatingai, jeigu tu nori gyvenime pasiekti tikrai daug, ar ne, tai tau reikės pereiti ir gan sudėtingos situacijas, taipogi, kai atrodys, kad niekas tavęs nesupranta, kad niekam tu nesi įdomus, kad tu viską vienas darai, niekas nėra suinteresuotas, kuom tu darai ar ne, arba kažkokie žmonės išėjo, kažkokie žmonės nustojo su tavimi kooperuoti ir panašiai. Bet kai tu vis tiek išlaikai tą pozityvų požiūrį, kad viskas yra laikina, tai nebus visą laiką. Čia yra tarpsnis, kuris mane dabar kažko mokina ir iš tikrųjų mums visata, apskritai visada duoda testus, duoda tam tikras užduotis, pažiūrėti, ką mes darysim. Tai tu sakai, kad tu nori turėti tą didelį verslą, tu sakai, kad tu nori finansinės laisvės. Tai gerai, mes duosim tau užduotį pažiūrėti, kaip tu elgsis. Ką dauguma žmonių daro, kad to testo ir neišlaiko. Jiem pasitaiko koks pirmas neigiama situacija. Ar jie iš karto nuleidžia galvą, nuleidžia rankas ir įeina į tą tokį ego mąstymą, kad čia ne man, čia neišeina, kodėl man taip nesiseka, kodėl aš toks esu. Ir aš tikrai galiu pasakyti, man teko matyti ir savo versle žmonių ir netgi iš tikrųjų kai kurių lyderių, kurie tiesiog pasirinko eiti link ego pusės, ar ne? Tai vietoj to, kad suprastų, gerai, dabar šiuo metu yra kažkoks neigiama situacija, galbūt nėra viskas taip, kaip aš noriu, kad būtų, ar ne, bet tai kažką mane moko. Ir aš galiu šitoje situacijoje išmokti būti geresnė versija savęs, aš galiu išmokti kažką, ką aš pritaikysiu, kai eisiu kitą lygmenį, ar ne. Bet ką dažniausiai tie žmonės daro, kad jie įeina tą tokį pusiau kaip ir aukos vaidmenį, ego balselis išlenda, koks aš vargšas, kiek aš daug dirbu, kiek aš daug savęs įdedu ir niekam aš nesu įdomus ir panašiai, ar ne? Ir jie ką tada padaro, jie nuleidžia rankas, galbūt nueina kažkokią kitą kompaniją, kažkur kitur, kur yra naujas shiny dalykas, prisijunkit, gausi daug pinigų, žodžiu, čia bus viskas lengva, ateikit visi, ar ne? Ir tie žmonės galvoja, kad žolė bus žalesnė, bet esmė yra tame, kad tu vis tiek eisi su tuo pačiu saviugdos talpa, kurią tu turi, su lygiai tais pačiais savo limitų blokais, nesvarbu, kokią tu kompaniją perėsi, kokią tu industriją perėsi, vis tiek tu turėsi išdirbti tuos dalykus, jeigu tu norėsi pakilti aukštyn. Tai čia yra tas ketvirtas lygmuo. Ir penktas lygmuo, kai tu iš tikrųjų sugebi išvelgti dėkingumą situacijoje. Ta prasme, priimti situaciją, kokia jinai yra ir maždaug, gerai, aš to dabar neturiu ir tai yra gerai. Ir tai yra gerai. Čia yra iš tikrųjų penktas lygmuo, kuris tikrai yra gan sudėtingas, pajausti tą maždaug, kad aš to dar neturiu, ko aš noriu. Ir tai yra gerai, aš esu už tai dėkinga. Aš esu už tai dėkinga, ko aš dar neturiu, ko aš galvoju, kad aš turėčiau turėti. Jeigu aš galvoju, kad šiuo momentu aš turėčiau
turėti šeimą, turėčiau turėti kažkokį tai milijoninį verslą, arba turėčiau kažkokioj tai srityje būti pasiekęs kažką tai, ar ne? Bet tu priimi tą faktą, kad, okei, aš dar to neturiu ir tai yra viskas man gerai. Ta prasme, ir tu nepyksti ant pasaulio, nepyksti ant visatos, ant su kuo jūs bendraujate, ne, kodėl man taip yra ir taip toliau. Tu tiesiog priimi tą situaciją, kokia jinai yra ir tu tiki, kad viskas vyksta pagal aukštesnį planą, kurio tu dar po šią minutę nematai. Tai čia yra žmonės, kurie iš tikrųjų pajaučia tą tokį deep gratitude, tą tokį gilų dėkingumą, tokiam 5 lygmenį, pas juos ir ateina tos gyvenime didžiausios dovanos, ar ne? Nes jie tiesiog atrakina tą visai kitą lygmenį. Ir čia reikia su kuom dirbti, čia reikia iš tikrųjų labai atidirbti, kaip pasakyti, neleis, nes kas mums pakiša dažniausiai koja, tai yra ego, ar ne? Ir aš pati patikėkit, aš darau podcastą, aš kalbu apie šitos dalykus, aš žinau tos dalykus, bet ne visada ir man pavyksta daug dalykų pritaikyti. Būna dienų, kai tikrai ego perima viršų ir aš tikrai jaučiu, kad turiu didžiulį pasipriešinimą iš ego pusės, ar ne? Ir man yra sunku nueiti tą universe flow ir taip toliau. Būna visokių dienų. Būna dienų, kai aš labai lengvai galiu tai padaryti ir manęs niekas neišmusta iš vėžių, kad ir kas bevyktų. Yra visokių dienų. Esmė tame, kad mes visi esam žmonės ir mes realiai turim visi tą patį. Mes turim taipogi ego, kiekvienas iš mūsų, nesvarbu, kiek tu esi stipriai atidirbęs saviugdą ir panašiai. Tai esmė yra tokia, kad reikia tai suvokti, ar ne, ir suprasti, kad kai ateina tas toks neigiamas balsas, bet va, koks tu nevykėlis ir taip toliau, pasižiūrėk, tu tiek daug darai ir tu vis tiek nieko neturi, o ten tavo kažkoks pažįstamas jau turi, ar ne, ir panašiai. Bet kai tu esi 5 dėkingumo lygmenyje, tu tiesiog nežiūri tą situaciją nei kaip į neigiamą, nei kaip į teigiamą. Tiesiog jinai yra tokia, kokia yra. Ir apskritai gyvenime, jeigu mes norim kažką turėti, va tarkim, galite užsirašyti irgi savo tikslą, kurį norite pasiekti gyvenime, ar ne, užsirašykit jį ir užsirašykit, visada yra 2 pusės, yra gera ir bloga, visada bus yin and yang. Jeigu tu net ir būsi milijonierius, vis tiek bus neigiama to pusė. Jeigu tu susituoksi su savo svajonių žmogumi, bus kažkokia neigiama pusė. Tai jūs tiesiog paimkite ir išrašykit tai, ko jūs norite gyvenime, ar net tikslas, kurio dabar labiausiai norit, užrašykit, pasiekus šitą tikslą, kokie bus teigiami dalykai ir kokie bus neigiami dalykai. Tik jūs pradėsit matyti, kad viskas gyvenime turi neigiamą ir teigiamą pusę, netgi ir koks pozityvus atrodo tas dalykas, tu iš tikrųjų supranti, kad gyvenime nėra tokio dalyko kaip failure. Viskas yra nei taip, nei taip. Ir tiesiog pradedi viską matyti iš tos kitos pusės. Tai aš labai rekomenduočiau praktikuoti, ypatingai, kas turit situaciją tokią, kad bandot kontroliuoti daug situacijų, bandote, kaip sakant, sunkiai priemate situaciją, kurioje jūs esate šiuo momentu. Tai va čia yra labai labai geras pratimas, ar ne? Ir iš tikrųjų ateinantiems metams, ką aš labai rekomenduočiau daryti, tai būti labai realistiškai su savimi. Neužsidėti kažkokių tai grandiozinių tikslų, kuriuos jūs žinote, kad jūs neįgyvendinsit. Geriau užsidėti tokius tikslus. Per šiuos metus noriu numesti, tarkim, 10 kg, ne, jeigu yra sveiko gyvensino tikslas. Ir tiesiog įsidėliokit, kiek jūs norit numesti iki pavasario, kiek jūs norit numesti iki vasaros, kiek norit numesti iki rudens ir panašiai. Ir ką jūs darysite kasdien, kad tai darytumėt. Galit užsidėti tam tikras nuotraukas. Aš pasidarau tokią kaip ir naują savo vizijos lentą ant savo telefono ekrano, išsitraukiu nuotraukas, kurios man rezonuoja, ko aš noriu būtent šiais metais. Tai aš 6 metų noriu daugiau laiko praleisti su savo šeima, noriu praleisti kalėdas su savo šeima, kažkur kalnuose, nes tai supratau per šias kalėdas, kad būtent mes to norim, kad leisti kuo daugiau laiko su šeima, nes vis tiek tėvai jau eina ne jaunyn, ar ne, nori tas akimirkas praleisti kartu. Tai noriu su tėvais, su savo antros pusės tėvais kažkokią kelionę apturėti, ar kažkokią tai patirtį apturėti, ar ne. Taipogi noriu, kaip minėjau, savo sveiko gyvensinui pakeisti kūną, noriu sugrįžti ten, kur aš buvau labai fit ir aš tikrai savo kūną šiek tiek įdėjau į kitą visai, žodžiu, tiesiog nebuvo mano vienas iš tikrųjų prioritetų, kaip pagalvoju, ar ne, tiek, kiek aš galėčiau daryti. Na ir be abejo, versle tam tikri tikslai, kokios komandos aš noriu, kad noriu padėti 5 žmonėms išsivystyti lyderiais šiais metais, tai noriu atrasti visiškai naujus 5 žmonės, kurie yra alkani, kurie nori iš gyvenimo daugiau, kurie turi vertybės, kokias turiu aš, kur turime panašius interesus ir kad tie žmonės, kaip sakant, irgi duotų tą atgalinį ryšį ir aš jiems duočiau savo ryšį ir automatiškai mes galėtumėm kartu laimėti. Tai be abejo turiu tam tikrų tikslų versle ir taip toliau, bet galiu pasakyti, kad užsirašiau žodžius taipogi, kad pasitikėjimas ir kontrolės paleidimas, tiksliau pasidavimas. Tai reiškia, kad
Aš paleidžiu visus šitos tikslus, kuriuos aš esu užsirašiusi ar ne, ko aš noriu, bet aš nesėdžiu ir nebandau sudėlioti, kaip tai įvyks, kada tai įvyks, iš kur tas žmogus atsiras, iš kur aš atrasiu tos 5 žmonės, iš kur aš atrasiu pinigų tam ir tam dalykui, ar ne, iš kur mes galėsim suorganizuoti tą kelionę, kaip mes galėsim padaryti tą, ką mes norim padaryti, ar ne, ir panašiai, ta prasme, iš kur mes atrasim tą. Tai aš visą tai paleidžiu ir aš tikiu, kad ateis tam, kam reikia ateiti ir aišku, aš darysiu viską, ką aš galiu daryti savo kontroliai. Tai reiškia, imsiuos veiksmų, darysiu tai, ką reikia daryti, tiek veikloj, tiek sveiko gyvensinoj, tiek finansuose, tiek savigdoj. Aš iš savo pusės darysiu, ką aš fiziškai galiu daryti, bet visa kita jau yra visatos rankose. Kaip, kada ir kur jau bus sudėliota visatos rankose. Ir jeigu tai nėra man skirta, tai ir neteis tikriausiai. Jeigu bus kažkoks tai atmetimas, tai reiškia, tai turi ir vykti, ar ne? Taigi tu iš tikrųjų eini tą tokį tikslų susiplanavimą, nes aš galiu pasakyti, galbūt nesakyčiau, kad kiekvienais metais, bet tikrai dažnai pas mus ir ką aš sakydavau visada žmonėms, kuriuos coachindavau ir panašiai, tai tokia labai iš savęs vyriška tokia energija. Pas mane tikrai yra labai daug tos masculine energy. Ir iš tikrųjų šiais metais noriu labiau vadovauti savo feminine energy, nes aš žinau, kad būdama masculine energy, aš kaip tik save užblokuoju nuo tam tikrų galimybių ir nuo tos geriausios savęs versijos. Ir norint pasiekti tai, ką aš noriu pasiekti, aš turiu būti labiau feminine energy, tai yra moteriškoje energijoje. Ir iš tikrųjų visa ta, kad dirbam daug, padarom daug ir, žodžiu, atsiduodam darbui, visą tai aš noriu pakeisti į, kad viskas pas mane ateina daug lengviau ir paprasčiau, pas mane ateina užsakymai, komandos nariai, klientai, kada aš miegu, kada aš ir nesiemu veiksmų ar ne ir panašiai. Tai vat keisti tuos limituojančius įsitikinimus ir išeiti iš to galbūt vyriškos tokios kontrolės energijos, kad viskas bus tik tai mano dėka, vos ne taip, ar ne, kad jeigu aš to nedarysiu, tai taip ir nebus. Ir maždaug paleist tą kontrolę ir leisti viskam tekėti tą tiekme. Tai aš nežinau, ar jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti, bet čia yra kažkas, ką aš įsigryninau, ar ne, ir galbūt kažkam surezonuos taipogi, nes iš tikrųjų ta vyriška energija, tai turi būti toks balansas. Ir pas mane tikrai kuris laikas buvo disbalansas ir buvo toks galbūt kovotojas toksai, kovotojo energija tam tikrų momentų, ar ne, ir aš žinau, dėl ko tai buvo, nes buvo tam tikrų iššūkių, tam tikrų situacijų, kur man reikėjo iš tikrųjų išlikti labai stipriai ir neparodyti to kitiems žmonėms, tiek ir asmeniniam gyvenime, tiek ir versle, ir panašiai, ir aš, pavyzdžiui, tai pilnai suprantu, dėl ko tai vyko. Bet dabar aš suvokiu ir apskritai, kodėl praeitais metais vyko tam tikrų dalykų, kodėl tiek daug laiko praleidau savigdoje, ten knygų skaitime ir panašiai, kad ateitų tam tikri dalykai, kuriuos tu suprastum, kaip tu gali išmokti iš tam tikrų savo praeities galbūt klaidų ir kaip tu gali visą tai pakeisti ir pritaikyti ateinančiam metam. Tai čia yra šiek tiek kitoks lygmuojų augimo, kai tu iš tikrųjų padedi, kai tu galbūt tą patį ego padedi šiek tiek į šoną, ar ne, ir maždaug, kad tu ten eik pamiegok, o iš tikrųjų ir įseini labiau tą savo sielos gilį, ar ne, ir tu maždaug panalizuoji, kodėl vyko tam tikros situacijos, kad ne dėl to, kad kažkoks žmogus kažką padarė, bet tai buvo iššaukta pačio tavęs, ar ne, ir panašiai, kas sukūrė tam tikras situacijas, kur atėjo tokios pamokos ir tas pamokas reikėjo išmokti, nes kitaip tu nenueisi tą kitą lygmenį, kurį tu nori nueiti, ar ne, ir iš tikrųjų tada tu supranti, kad tau net nėra ant ko pykti, kad čia nėra kažkoks tai, kad man nesiseka, kad man neišeina, kad čia, žinai, mane Dievas baudžia ten, žodžiu, kaip žmonės dažnai prigalvoja, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti, palei tą planą, kuris yra sudėliotas aukščiau visatos. Ir aišku, tu dar to viso plano reziumė ir nematai, koks jis yra, ne, ten po 5 metų. Gal tu suprasi po 5 metus prasukęs, kodėl tu buvai tam lygmenį, kodėl tu perėjai šitą, kodėl tu išmokai šitą. Ir tu vėliau suprasi, kodėl taip įvyko, nes jeigu aš to nebūčiau praėjęs, aš nebūčiau galėjęs to turėti, ar ne. Tai viskas vėliau susidėlioja. Mes jau turim pasitikėti, kad mes einame tuo keliu, kuriuo mes turime eiti ir paleisti tą kontrolę ir įeiti tą lengvumą, tą tokią moterišką energiją, įpelį tą tiekmę, ar ne, kad aš einu palei tiekmę, aš nesipriešinu ir aš priimu visas pamokas taip, kaip viskas turi vykti, ar ne. Tai va, čia galbūt mano toksai požiūris į šiuos naujus metus, kad taip, aš turiu tikslų ir aš noriu pasiekti tos tikslus, bet kaip bus, tai bus. Ta prasme, aš žinau, kad aš viską darysiu iš savo pusės, ką aš turiu daryti, aš imsiuosi veiksmų, aš darysiu tai, ką aš turiu daryti, bet aš nesudėliosiu viso orkestro. Tai aš tiesiog pasiduodu, kaip sakant. Aš leidžiu visatai man parodyti, kas turi pas mane ateiti, o kas turi išeiti ir panašiai. Ir
ir nebandyti kontroliuoti tam tikrų dalykų, ar žmonių, ar situacijų. Jei kažkas nenori su tavimi būti, tu paleidi tą žmogų, kažkas nori, tu priemi tą žmogų, kažkas pasako tau ne, tu paleidi tą žmogų ir net tiesiog nebandai visko tais nagais kontroliuoti. Ir čia yra išėjimas iš tos vyriškosios energijos į moterišką energiją, ar ne? Tai va. Ir šiuo metu tikrai labai daug klausau moterų, kurios yra pasiekusios daug sėkmės ir jos yra tikrai jis turi labai gražų balansą tiek moteriškosios, tiek vyriškosios energijos ir iš tikrųjų dėl ko pas juos ir yra ta tokia gyvenime sėkmė ir gausa, nes juos eina tą flow, ar ne, tą tokią gausos flow. Bet iš tikrųjų aš galėčiau daug kalbėti apie tą temą, nes tai yra kažkas, ties kuo šios metais tikrai labai stipriai gilinaus ir pradėjau metų pradžioj patį kontrolės paleidimą ir gausos pritraukimą ir panašiai. Ir tikrai šiais metais buvo labai daug netikėtumų pas mane. Ir aš iš tikrųjų sausio 4 organizuoju visiškai nemokamą seminarą padovanoti jums, kuris bus apie valandą laiko trukmės ir iš tikrųjų bus būtent kalbama apie visą tai, ką dabar kalbu, apie kontrolės paleidimą, gausos pritraukimą, kaip efektyviai susidėlioti tikslus naujiems metams. Tai jeigu norite išgirsti daugiau, užsiregistruokite. Jeigu negalite prisijungti, seminaras vyks 1 valandą Lietuvos laiku, sausio 4, bet jeigu jūs negalite dalyvauti gyvai, jeigu jūs būsite užsiregistravę, jūs gausite įrašą per e-mailą taipogi. Tai galite užsiregistruoti bookven.com, yra prisekta nuoroda prie šito podcasto aprašymo. Ir dar kartą, mėlyjei, noriu Jums padėkoti, kad šiais metais buvote su manimi, už tai, kad palikote atgalinį ryšį. Labai vertinčiau Jūsų atgalinį ryšį, jeigu dar to nepadarėte ir paliktumėt 5 žvaigždutes Spotify ir taip pat paliktumėt, jeigu klausote YouTube, thumbs up ir parašytumėt komentarą. Ir primenu Jums, jeigu mane užžymėsite socialiniuose tinkluose, Jūs pateksite traukimą dėl saviugdos prizo, tai yra speciali dovana Jums, kurią aš būtent surinksiu Jums iš Azijos ir tai bus tikrai labai autentiška dovana. Taip kad jeigu Jūs norite pretenduoti ją laimėti, tai užžymėkite mane su rekomendacija, kodėl Jūs klausote šito podcasto nes tokiu būdu išgirs daugiau žmonių, mėlyjei. Ir jeigu Jūs klausot šito podcasto ir Jums rezonuoja ir Jūs nesidalinate juos su kitais, tai pagalvokit, jeigu Jūsų aplinkoje pradėtų žmonės klausyti šito podcasto, kiek daug žmonių atsvertų akis, galbūt atsirastų ir geresni santykiai pas Jūs su žmonėmis. Nelaikykite to savo, pasidalinkite. Ir mane galite rasti social media Facebook'e Agnė Der, tai galite mane pasiekti ir parašyti man asmeniškai, labai vertinu tada žinutės, kai žmonės man parašo, nes tai mane tikrai uždega kurti dar daugiau. Tik tokia saviugdos podcastas, pakeičiu iš tikrųjų pavadinimą, kad būtų lengviau surasti ir taipogi Instagrame esu Agnuela arba Agnuela podcastas. Agnuela podcastas yra būtent mano podcasto profilis, tai jeigu Jūs klausote, tai rekomenduočiau pasiekti jį, nes Agnuela yra mano asmeninis profilis, kur dalinuosi savo labiau verslu ir kelionėmis ir viską ten vedu anglų kalba. Tai va, tai ačiū Jums dar kartą, linkiu visiems nuostabių naujųjų metų, paleiskite šituos metus su lengvumu, su gera energija, su padėka ir pasitikite naujos metus su atvira širdimi. Tai susitiksime jau kitais metais ir ačiū, kad esate ir linkėjimai Jums iš Tailando.